Avataro išvaizda. Plaukų redagavimas. 4 dalis. Sukurkite naujus plaukus, angliškai hair. Spragtelėkite komandą Inventory. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite aplanką Body Parts. Išrinkite komandą New Body Parts, New Hair. Įveskite plaukų pavadinimą. Aprenkite avatarui naujai sukurtus plaukus, hair. Spragtelėkite komandą Inventory. Dvigubų spragtelėjimų atidarykite aplanką Body Parts. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite ant naujai sukurtų plaukų pavadinimo ir išrinkite komandą Viera. Plaukų redagavimas. Spragtelėkite komandą Inventory, jei norite redaguoti plaukus. Dvigubų spragtelėjimų atidarykite aplanką Body Parts. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite ant plaukų, kurios dėvite, pavadinimo ir išrinkite komandą Edit. Atsiradusiame dialogo lange galite redaguoti plaukų ir antakių spalvą, dydį, padėtį ir stilių. Dauguma virtualaus pasaulio gyventojų naudoja jau paruoštus, pirktus arba pačių sukurtus specialių grafinių programų pagalba plaukus. Tuomet jie atrodo labiau realistiniai. Spragtelėję Texture tekstūra galite pakeisti plaukų tekstūrą. Nurodykite, kur randasi tinkama tekstūra. Po to spragtelėkite mygtuką OK. Lange matote išvardintus šiuos skyrelius: Color – spalva, Style – stilius, Eyebrows – antakiai. Color – spalva. Čia galite reguliuoti plaukų spalvą, jų ryškumą. Style – stilius. Leidžia keisti šukuoseną, plaukų ilgį, purumą. Eyebrows – antakiai. Leidžia keisti antakių formą ir vietą. Nepamirškite atlikę redagavimą spragtelėti komandą Save įrašyti. Užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.